Plačiajuosis internetas REIN 2. Pasaulio žmonija praėjo ilgą ir sudėtingą kelią nuo uolinių piešinių iki šiuolaikinių informacinių technologijų. Puslaidininkė revoliucija lėmė ryšių technikos ir kompiuterijos suklestėjimą. O šios pagimdė internetą, pasaulinį kompiuterių tinklą bei pačią didžiausią pasaulyje informacijos saugyklą. Jos gausa labiausiai ir žavi šiandieninius įvairaus amžiaus interneto vartotojus, kurie gali rasti savo naudingų žinių, bet kokia tema, pradedant evoliuciją ir mikropasauliu, istoriją ir geografiją, baigiant literatūra ir medicininiais išradimais, o taip pat kosmoso bei galaktikos tyrimais. Projekto kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo REIN plėtra pagrindinis strateginis tikslas – išspręsti skaitmeninės atskirties tarp miesto ir kaimiškųjų vietovių problemą bei iš esmės paspartinti žinių ir informacinės visuomenės vystymas Lietuvoje. Lietuvoje pradėtas naujas plačiajuosčio interneto plėtros etapas, suteiksantis galimybę 98% šalies kaimiškųjų vietovių naudotis sparčiuoju interneto ryšiu. Dalyvaujant susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui, Kauno rajone pakloti šviesolaidiniai kabeliai. Visuose Lietuvos regionuose įsibėgėjo plačiajuosčio interneto plėtros darbai. Šviesolaidiniai kabeliai suteiks galimybę teikti spartaus interneto paslaugas ir į atokiausias kaimiškose šalies vietovės. Iki šių metų pabaigos plačiajuosčiam internetui reikiama infrastruktūra Lietuvoje bus pratęsta apie 1500 km. Galimybė gauti paslaugas bus suteikta daugiau kaip 250 šalies gyvenviečių. Šviesolaidinės interneto ryšio technologijos neturi spartos limitų. Jos leidžia ypač greitai perduoti neprigaištingos kokybės vaizdą ir garsą bei didelės apimties duomenis. Labai plonomis stiklo gijomis siunčiamas signalas beveik be nuostolių perduodamas net ir itin dideliais atstumais. Nuolat įjungtas spartus interneto ryšys gali gerokai padidinti duomenų informatyvumą. Panaudojant sukurtą infrastruktūrą, spartaus interneto paslaugos pasieks gyventojus, mokyklas, bibliotekas, valstybės ir vietos savivaldos institucijas, o taip pat ir verslą. Bus sudaryta galimybė kaimo vietovėse internetu naudotis tomis pačiomis kainomis, kaip ir mieste. Visuose Lietuvos regionuose, nepriklausomai nuo atstumo iki regiono centro, bus sudarytos vienodos viešojo administravimo funkcijų įgyvendinimo, komunikacijos, viešųjų paslaugų teikimo, švietimo ir buitinių gyventojų poreikių užtikrinimo sąlygos. Verslo įmonės įgis vienodas galimybės savo veiklai plėtoti visoje šalies teritorijoje. Daug ūkinių operacijų bus galima vykdyti virtualioje erdvėje. Taip pat svarbu, kad projektas REIN 2 sudarys galimybės kaimo vietovėse naudotis interneto ryšiu tomis pačiomis sąlygomis ir kainomis, kaip ir mieste. Prie šviesolaidinių plačiajuosčio ryšio linijų galės jungtis visi operatoriai, o tai skatins jų konkurenciją. Šiuo metu įgyvendinamas antrasis projekto etapas, kurio tikslas yra prijungti dar 770 gyvenviečių, kurios yra dar labiau nutolusios. Tam reikės pastatyti apie 4500 km šviesolaidinių kabelių. Bus įrengta prisijungimo taškų vartotojams ne mažiau kaip 2500. Įgyvendinus šį projektą, gyventojai ir įmonės esantis kaimiškose vietovėse turės vienodas galimybės, kaip ir miestiečiai, naudotis moderniomis šiuolaikinėmis paslaugomis. Projektas REIN 2 iš esmės sumažins skaitmeninę miesto ir kaimiškųjų vietovių atskirtį bei paspartins žinių ir informacinės visuomenės plėtrą Lietuvoje. Vykdant pirmąjį REIN projekto etapą, šviesolaidinės kabelinės linijos buvo nutiestos į rajonų seniūnijas, prie jų prijungiant viešojo sektoriaus institucijas, ligonines, mokyklas, muziejus, bibliotekas, verslo įmonės bei gyventojus. REIN 2 projekto tikslas – suteikti galimybę interneto paslaugomis naudotis toliau nuo seniūnijų esančiuose miesteliuose ir kaimuose gyvenantiems žmonėms bei viešojo sektoriaus institucijoms tam, kad visi Lietuvos gyventojai galėtų naudotis informacinėmis ryšių technologijomis, tobulintis, taupant laiką tvarkyti ne tik buitinius reikalus,
bendrauti su svetur esančiais artimaisiais, bet ir domėtis Lietuvos bei užsienio naujienomis, aktualijomis. O verslas – sėkmingai plėtoti veiklą ir didinti konkurencingumą. Projektą įgyvendina Lietuvos susisiekimo ministerija kartu su partnere viešąja įstaiga Plačiajuostis internetas. Projektas dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis. Pilnai įgyvendinti projektą planuojama iki 2013 metų. Šviesolaidinis internetas yra sparčiausias iš šiuo metu pasaulyje naudojamų interneto technologijų. Projekto REIN 2 įgyvendinimas kainuos apie 173 milijonus litų. Skuodo rajonas labiausiai nutolęs nuo Vilniaus, nuo pagrindinių miestų. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų seniūnijos, mūsų mokyklos, bibliotekos bus ir yra jau sujungtos plačiajuosčiu internetu. Ir mūsų šitos visos įstaigos gaus kokybišką, greitą internetą. REIN 2 projekte buvo nutiesta 120 km šviesolaidžio, pajungtos 8 mokyklos, 9 Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos, 7 VIP centrai. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų vyriausybė ir valstybė protingai išnaudoja ES struktūrinių fondų lėšas ir mažina atskirtį tarp miesto ir kaimo. Vykdžiu šitą projektą mūsų Lietuva tampa pirmoji Europos valstybė, kuri yra sujungta ir turi plačiajuostį internetą. Lietuva užima 1. vietą Europoje ir 5. pasaulyje pagal šviesolaidinio interneto paplitimą namų ūkiuose. Šiuo metu smarkiai skiriasi miesto ir kaimo galimybės naudotis sparčiuoju internetu. Įgyvendinus REIN 2 projektą, skaitmeninės atskirties tarp miesto ir kaimo nebeliks. Šiuolaikiškos technologijos taps prieinamos beveik 700 000 šalies regionų gyventojų. Mes esame Telšių savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filiale. Ryškėnų filialas skiriasi tuo, kad jame įrengta yra mokymo klasė. Bibliotekoje yra pastovių lankytojų 70, kurie naudojasi internetu. Bibliotekoje įrengtas plačiajuostis internetas REIN 2. Jo greitis yra didelis, todėl internetu naudotis labai lengva. Prieš porą metų, kai nebuvo čia interneto, kai nebuvo bibliotekoje kompiuterių, visai kitos sąlygos. Biblioteka jau buvo kaip knygų saugykla, o dabar informacija ir jaunam, ir senam yra suteikiama nemokamai. Ir biblioteka gali naudotis ir vaikai, ir suaugę, kurie beveik negali gyventi šiuo metu be interneto. Įgyvendinant projektą kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo REIN 2 plėtra, iki 2013 metų bus nutiesta apie 4500 km šviesolaidinių kabelių linijų, kurios pasieks 770 gyvenviečių, bus įrengta apie 2500 prisijungimo taškų. Panaudodami sukurtą infrastruktūrą, operatoriai galės teikti spartaus interneto paslaugas gyventojams, mokykloms, bibliotekoms, valstybės ir vietos savivaldos institucijoms, verslo įmonėms. Gabija Rauskauskaitė, pačioje rašosi adresą. Lietuva, pirmaujanti Europoje pagal plačiajuosčio interneto naudojimą namų ūkiuose, savo patirtimi dalijosi pasaulinio interneto valdymo forumo IGF 2010 viename iš didžiausių Lietuvoje vykusių renginių. Ne viena Europos valstybė yra įvertinusi Lietuvą kaip pavyzdį, siekiant įdiegti plačiajuosčio interneto ryšį savo šalyje. Internetas turi ypatingą įtaką demokratijos procesams ir piliečių teisėms, todėl skatina gyventojų įsitraukimą į skaitmeninę erdvę bei jų saviraiškos laisvę.